Labą dieną. Esu Šiaulių universiteto matematikos katedros lektorė Karolina Piaseckienė ir pradedame 3 paskaitėlių ciklą iš grafų teorijos ir jos taikymų. Iš karto turiu perspėti, kad tai nesusiję nei su istorija, su titulais ar panašiai. Grafas taip pat yra matematikos bei informatikos terminas. Pirmasis darbas iš grafų teorijos pasirodęs 1736 metais priklauso garsiajam šveicarų matematikui Euleriui, kuris sėkmingai išsprendė uždavinį apie karaliaučiaus tiltus. Iš pradžių grafų teorija domėjosi tik matematinėmis pramogomis bei galvosūkiais. Vėliau XIX amžiaus viduryje inžinierius elektrikas Kirchhoffas išvystė medžių teoriją ir ją taikė elektrinėms grandims nagrinėti. Maždaug tuo pačiu laikotarpiu matematikas kėlė 3 tipų medžius, naudojo norėdamas apskaičiuoti organinių junginių izomerų skaičių. Žymus impulsas vystyti grafų teoriją 1852 metais De Morgano iškelta 4 spalvų hipotezė, kuri buvo įrodyta 1976 metais. Grafų teorijos kaip savarankiškos matematikos šakos gimimu laikome 1936 metai, kai matematikas Kionigas išleido monografiją Baigtinių ir begalinių grafų teorija, kurioje pasiūlė naudoti terminą grafas. Grafų teorija taikoma įvairiai ir ekonomikoje, psichologijoje, biologijoje, fizikoje ir daug kur kitur. Ir kaip savarankiškos matematikos šakos vystymas ir tokias plačias taikymo galimybės lemia tai, kad grafai yra įvairiausios fizinės prigimties reiškinių matematiniai modeliai. Taigi, grafų teorija, prasidėjusi nuo įdomių uždavinių ir galvosūkių nagrinėjimo, šiuo metu tampa pagrindinė diskrečiosios matematikos kalba, leidžiančia taikyti diskrečiosios matematikos metodus įvairiose mokslo ir technikos srityse. Šio paskaitėlių ciklo metu šiek tiek plačiau susipažinsime su 2 grafais – ekonominiu medžiu ir Eulerio grafu bei jų taikymais. Pirmasis taikomas sprendžiant minimalių sąnaudų ir maksimalaus pelno, antrasis vadinamosius labirinto uždavinius. Bet prieš tai reikia išsiaiškinti, kas apskritai yra grafas ir kitas su juo susijusias bei reikalingas sąvokas. Taigi, grafu vadinama aibių pora, kurią sudaro viršūnių aibė ir briaunų arba lankų aibė. Jeigu turim lankų aibę, tokiu atveju grafas yra orientuotasis, jeigu briaunų aibė, grafas yra neorientuotasis. Dabar kas yra ta briauna ir lankas ir kuo jos skiriasi? 2 viršūnių pora gali būti sujungta arba briauna, arba lanku. Taigi, briauna yra tiesiog kaip atkarpa ir iš tokių briaunų sudarytas grafas vadinamas neorientuotojų grafu. Lankas yra kryptinė atkarpa ir iš tokių kryptinių atkarpų arba lankų sudarytas grafas vadinamas orientuotojų grafu. Gali būti, kad grafas turi ir lankų, ir briaunų, tokiu atveju jis vadinamas mišriuoju grafu. Briauną ribojančios viršūnės V1, V2 šiuo atveju vadinamos briaunos galais. Lanko atveju viršūnė V1 vadinama lanko pradžia, viršūnė V2 lanko pabaiga. Grafą yra patogu vaizduoti paveikslėliais susidedančiais iš taškų ir linijų. Plokštumos taškai vaizduoja grafo viršūnės, o viršūnės plokštumoje išdėstomos laisvai. Svarbu ne viršūnių taškų koordinatės, bet santykis tarp viršūnių. Tai yra, kurios viršūnės sujungiamos, kurios ne. Taigi, jeigu turim briaunos gretimas viršūnės,
ir briaunų galų viršūnės yra vadinamos gretimomis viršūnėmis. Pavyzdžiui, šiame paveikslėlyje pirma ir antra viršūnės yra gretimos, taip kaip antra ir trečia viršūnės gretimos, o pirma ir trečia viršūnės nėra gretimos. Dvi briaunos yra gretimos, jeigu jos turi bendrą galą. Tarkim, pirma, antrą viršūnės jungianti briauna ir antrą, trečią viršūnės jungianti briauna, jos yra gretimos, kadangi turi bendrą viršūnę, tai yra antrą viršūnę. Jei turime briauną arba lanką, tai sakome, kad viršūnė yra incidentiška briaunai ir atvirkščiai, briauna incidentiška lankui. Tarkim, briauna 1,2 yra incidentiška pirmai viršūnė. Žodis gretimas naudojamas tik tarp tos pačios rūšies objektų. Tai yra gretimos gali būti viršūnės, gretimos gali būti briaunos, o incidentiškas tarp skirtingos rūšies objektų. Jei kiekviena grafo viršūnė jungiama briaunomis arba lankais su visomis likusiomis viršūnėmis, tai toks grafas yra pilnasis. Paveikslėlyje matote 4 viršūnių pilnąjį grafą. Viršūnės laipsnis tai skaičius viršūnių gretimų duotai viršūniai. Pavaizduotojo pilnojo grafo bet kurios viršūnės laipsnis yra lygus 3. Tai yra, matome, kad iš kiekvienos viršūnės išeina 3 briaunos. Gretimų briaunų seka vadinama grandinė arba keliu. Jei grandinės pirmoji ir paskutinė viršūnė sutampa, tai tokia grandinė vadinama ciklu. Orientuotojo grafo atveju analogiškai gretimų lankų seka vadinama būtent keliu, o jei pirmoji ir paskutinė viršūnė sutampa, tada kontūru. Pavyzdžiui, jau minėtame 4 viršūnių pilname grafe turime ciklą 1, 2, 3, 4, 1 arba 1, 2, 4, 1. Suskaičiuokite, kiek iš viso ciklų galima rasti šiame grafe. Iš viso yra galimi 5 ciklai, be jau minėtų 2 atvejų yra dar 3 tokie. Aišku, jie visi kartu nebūna pateikti ir kadangi yra nagrinėjami, kalbama dažniausiai apie nepriklausomus ciklus. Apskritai savoka iš viršūnės A nukeliauti į viršūnę B reiškia, kad egzistuoja bent viena grandinė ar kelias jungiantis tas viršūnės. Pavyzdžiui, šiame grafe iš pirmos viršūnės galime nukeliauti į 4 viršūnę, bet ne tiesiogiai, o per 2 ir 3 viršūnę. Grafas vadinamas jungiuoju, jei bet kuri viršūnių pora yra sujungta grandine. Tai nebūtinai turi būti pilnasis grafas, kurį jau matėte, kuriame kiekviena viršūnė sujungta su bet kuria kita. Tiesiog iš vienos viršūnės galima nukeliauti į kitą ir nebūtinai tiesiai, kaip minėjau. Ir pavyzdžiui, šiame grafe iš pirmos viršūnės galima nueiti į bet kurią kitą, ir į 2, ir į 3, ir jau, kaip žinote, į 4, todėl šis grafas yra jungusis. O tokiame grafe iš pirmų 4 viršūnių nueiti į 5, 6 arba 7 yra neįmanoma, kadangi jos nėra nė vienos briaunos jungiančios šitas 2 atskiras dalis. Todėl toks grafas nėra jungusis. Grafo G dalinis grafas tai toks grafas, kuris turi tą pačią viršūnių aibę ir dalį pradinio grafo lankų. Pavyzdžiui, jeigu turime grafą G, tada G1 ir G2 yra galimi jo daliniai grafai.
Kaip matome, jungiojo grafo dalinis grafas būtinai bus jungus. Grafas G buvo jungusis. Paėmėme, liko visos 5 viršūnės grafe 2, bet paėmėme tik tai dalį briaunų ir nupiešėme tokį grafą 2. Taigi tai yra dalinis grafas, bet jis nebėra jungusis. Arba kitas pavyzdys, jeigu grafas yra Lietuvos kelių žemėlapis, kur viršūnės yra miestai ar kitos kelių susikirtimo vietos, tai magistralinių kelių žemėlapis yra dalinis grafas. Šiuo atveju matytume tik raudonos spalvos briaunas. Ir kelios užduotėlės. Pirmoji. Kiek kiekvienas grafas turi viršūnių ir kiek briaunų? Pateikti 4 grafai. Reikia pasakyti, kiek kiekvienas grafas turi viršūnių ir po kiek briaunų. Taigi, kiek kiekvienas grafas turi viršūnių ir kiek briaunų. Pirmasis grafas turi 5 viršūnės, tai yra 5 taškus, ir 4 briaunas, 4 atkarpas jungiančias viršūnės. Antrasis grafas turi 6 viršūnės, 6 taškus ir 6 briaunas. Trečiasis grafas turi 4 viršūnės ir 5 briaunas. Ir paskutinis grafas turi 5 viršūnės ir 5 briaunas. Jeigu briaunos vizualiai atrodo, kad kertasi, bet ten nėra padėtos viršūnės, tai reiškia, kad ten nėra viršūnė ir briauna yra nuo viršūnės iki viršūnės, o ne iki jų susikirtimo taško. Kita užduotis. Ar pavaizduoti grafai yra pilnieji ir ar turi ciklų ir jeigu turi, tai kiek? Ar pavaizduotieji grafai yra pilnieji? Ar šitie grafai turi ciklų? Ir jeigu turi, tai kiek? Prisimenu, pirmasis grafas yra, jeigu kiekviena grafo viršūnė jungiama briaunomis su visomis likusiomis viršūnėmis. O ciklas yra, kai kelio arba grandinės pirma ir paskutinė viršūnės sutampa. Taigi, ar grafai yra pilnieji? Ir kitas klausimas, ar turi ciklų ir jeigu turi, tai kiek? Taigi, pirmasis klausimas, ar grafai yra pilnieji? Pirmasis grafas nėra pilnasis, antras taip pat nėra pilnasis, bet iki pilnojo grafo trūksta tik tais vienos briaunos, kuri raudonai pažymėta. Trečiasis grafas vėlgi nėra pilnasis, o tik ketvirtasis yra pilnasis 3 viršūnių grafas. Matome visos 3 viršūnės tarpusavy sujungtos viena su kita. Ir kitas klausimas, ar šitie grafai turi ciklų kiekvienas iš jų ir jeigu turi, tai po kiek. Pirmasis grafas turi vieną ciklą, tai jungianti viršūnės 2
3, 5, 4, 2. Arba galima kitaip. 2, 4, 5, 3, 2. Nuo kurios viršūnės pradedam, apeinam visas ir grįžtam į pradinę viršūnę. Antrasis grafas turi 3 ciklus. Jie kaip tik paryškinti. Visi 3 skirtingi matome. Trečiasis grafas ciklų neturi, kadangi susikirtimo vietose nėra viršūnių, reiškia, tai nesudaro ciklo. Ir ketvirtasis grafas, prisimenate, tai yra pilnasis grafas, turi 1 ciklą. Kita užduotėlė, duotas grafas, pasakykite, koks šio grafo kiekvienos viršūnės laipsnis. Koks duotojo grafo kiekvienos viršūnės laipsnis. Prisimenate, viršūnės laipsnis, tai skaičius viršūnių gretimų viršūnių. Tai, kurios laipsnių skaičių norim suskaičiuoti. Taigi, koks duotojo grafo kiekvienos viršūnės laipsnis. Pirmos viršūnės laipsnis lygus 2, kadangi 2 briaunos yra gretimos pirmai viršūniai. Antros viršūnės laipsnis taip pat lygus 2, turim 2 gretimas briaunas. Trečios viršūnės laipsnis lygus 1. Ketvirtos viršūnės laipsnis lygus 3, nes 3 gretimos briaunos. Ir incidentiškos, atsiprašau, briaunos. Ir penktos viršūnės laipsnis lygus 2, nes turim 2 išeinančias briaunas, tai yra 2 incidentiškas briaunas. Ir dar viena užduotėlė, kuris grafas yra duotojo grafo dalinis grafas. Turime grafą G, yra pateikti 3 grafai, kuris iš jų, arba galbūt keli, yra daliniai ar dalinis duotajam grafui. Prisimenate, dalinėme grafe lieka visos viršūnės ir dalis briaunų. Taigi, dalinis grafui G yra antrasis grafas, tai yra G2. Kadangi pirmajame atsirado nauja briauna, kurios nebuvo grafe G, o šito būti negali, trečiajame grafe dingo viena viršūnė kartu su briaunomis, o šitai būti irgi negali. O G2 yra visos viršūnės ir kai kurios briaunos. Neliko tik tai šitos ir šitos. Toliau. Jei kiekvienai grafo briaunai priskiriamas tam tikras realusis skaičius, vadinamasis svoris, tai grafas vadinamas svoriniu grafu. Svoris gali būti realios atkarpos, kai atitinka briauna ilgis, atstumas, kelio atkarpos kaina ir taip toliau. Paveikslėlyje matote galimą svorinį grafą ir prie kiekvienos briaunos yra parašytas skaičiukas, kuris matyt kažką reiškia. Toliau pradėsime kitą temą, tai yra konkretus grafai medžiai. Nagrinėsime neorientuotusius jungiuosius grafus
Ir jei vienas jungiųjų grafų ribinis atvejis yra pilnieji grafai, tai yra jungieji grafai turintys didžiausią briaunų skaičių, tai kitas ribinis atvejis yra jungieji grafai turintys mažiausiai briaunų skaičių. Tie grafai vadinami medžiais. Istoriškai medžiai nepriklausomai buvo atrasti kelis kartus. XIX amžiuje Kirchhoffas naudojo medžius tirdamas elektrinės grandines. Vėliau matematikas Kelly iš naujo apibrėžė medžius, ištyrė jų savybės ir juos naudojo norėdamas apskaičiuoti sočiųjų angliavandenių izomerų skaičių. Po jo matematikas Jordanas medžius tyrė kaip grynai matematinį objektą. Taigi, jungusis grafas neturintis ciklų vadinamas medžiu. Medis pasižymi tokiomis savybėmis. Grafas yra jungusis, tačiau gali prarasti šią savybę pašalinus kurią nors briauną. Taip pat medis neturi ciklų, tačiau įvedus naują briauną jungiančią bet kurias dvi negretimas medžio viršūnės atsiranda vienintelis ciklas. Medis, bet kurią viršūnių porą sujungus, bet kuri viršūnių pora yra sujungita grandinė ir tik viena. Tai yra, negali būti kelių iš vienos viršūnės į kitą. Ir briaunų skaičius yra lygus vienetų mažiau negu yra viršūnė. Tai yra, briaunų skaičių galima apskaičiuoti pagal tokią formulytę. Norint nupiešti medį, kai žinomas viršūnų skaičius, šita formulė labai padeda. Galimi tokie neorientuotųjų keturių viršūnių grafų medžių pavyzdėliai. Turim 4 viršūnės ir sujungtas briaunomis. Jeigu bent vieną dar briauną pridėsim, gausim ciklą. Jeigu bent vieną briauną nuimsim, medis nebebus, tiksliau grafas nebebus medis, nes nebebus jungus. Vėlgi, jeigu prisimintumėte trečiąją savybę, bet kuri viršūnių pora sujungta grandinė ir tik viena, tai iš bet kurios viršūnės į bet kurią kažkokiu tai būdu galit nueiti, nebūtinai tiesiogiai. Ir pagal ketvirtąją, kad briaunų skaičius yra mažesnis negu viršūnių skaičius, tai susiskaičiuojam viršūnės. Kadangi čia buvo 4 viršūnių, reiškia turi būti 3 briaunos. Kiekviename iš šitų grafų yra po 3 briaunas. Pavaizduotame šiame paveikslėlyje medyje pirmoji viršūnė yra vadinama medžio šaknimi. Viršūnės nutolusios nuo šaknies atstumu K vadinamos K-tojo lygio viršūnėmis. Tai šiuo atveju antra, trečia ir ketvirta viršūnės būtų pirmojo lygio viršūnės, kadangi nutolusios per vieną briauną. O 7 viršūnė būtų jau antrojo lygio viršūnė. Medžio viršūnės, kurių laipsnis yra lygus 1, vadinamos kabančiomis viršūnėmis. Taigi, kiek turim kabančiųjų viršūnių? Kabančiosios yra ne tik 11 ir 12, bet taip pat 5, 6, 8, 9 ir 10, nes visų viršūnių laipsnis yra lygus 1. Turi tik po vieną incidentišką briauną. Ir dar viena užduotėlė. Pamėginkite pavaizduoti, jeigu pavyks visus galimus neorientuotosius šakninius 4 viršūnių grafus medžius. Taigi grafas turi būti neorientuotasis, tai yra sudarytas tik iš briaunų, nebus kryptinių atkarpų, turi būti šakninis, o tai reiškia, turi būti aiški šaknis, aiški pradžia, nuo kurios prasideda grafas, turi turėti 4 viršūnės ir turi būti medis.
Pavaizduokite galimus neorientuotusius šakninius 4 viršūnių grafus medžius. Na, beje, 4 viršūnių grafus medžius bent porą jau turėjote, tik ten nebuvo fiksuota, kad būtent šakniniai grafai medžiai, bet jie buvo. Taigi, galėtų būti tokie šakniniai 4 viršūnių grafai medžiai. Turėjot tokį, tik, kitaip apsuktą, paryškintos tokios stambesnės viršūnės, tai yra tos pirmo lygio viršūnės, medžio šaknis ir iš viso visur yra kiekvienam grafe po 4 viršūnės, tai reiškia kiekvienam grafe turim po 3 briaunas ir galimi variantai. Gali būti jungiama viskas iš eilės. Jeigu jūs paimsit ir per viršūnę pakreipsit kažkaip šitą tiesę, tarsi tiesę liniją, tai niekas nepasikeis. Bet jeigu paimat kitą viršūnę, jeigu šitą grafą perlenktumėt šitai, bet viršūnė medžio šaknis liktų ta pati, šita, tai tokiu atveju šitas ir šitas grafai būtų tie patys. Šiuo atveju grafo šaknis yra šita viršūnė, paryškinta. Dėl to šitie 2 medžiai yra skirtingi. Lygiai tas pats ir su šituo. Ir šituo. Jeigu turėtumėm tokį ir tokį, bet šaknis būtų taip kaip čia ir čia šitas vidurinis taškiukas, tai šitie 2 grafai būtų tie patys, vienodi. Nes, dar kartą primenu, nėra svarbu, kur padėta viršūnė, kur padėtas taškas, nėra svarbu atstumas tarp viršūnių. Tai nėra griežtai geometriškai piešiama, nėra svarbios koordinatės. Svarbu tik santykiai tarp viršūnių. Tai reiškia, nėra jokio skirtumo, ar kitos viršūnės išdėstytos šitaip, ar viršų, ar apskritai paskleista aplink pagrindinę medžio šaknies viršūnę. Apskritai medžiai taikomi labai įvairiai ir daug kur, bet apie jų taikymą bei ekonominio medžio sudarimą pakalbėsime kitą kartą. Tai yra gegužės 5. Dėkoju už dėmesį.